Lapkričio 6 dieną yra minima pyragų diena. Domimės, ar panevėžiečiai prisideda prie šios šventės, bei ar turi kokių nors savo firminių receptų. Tai pyragų diena yra kolektyvo reikalas ir žodžiu, su kolektyvu anksčiau kažkaip minėdavom, dabar nebe. Kai įsikėpiau švenčiau ir draugus pasikviečiau. Nežinau, kad tokia dabar yra. Minime darbe. Namuose ne, mokyklai tik tais. Kaip atrodo jūsų pyragų diena? Tai visi pirmokai, kadangi gimnazistai, tai pirmokai, trečiokai, ketvirtokai, visi tie atsineša pyragų ir tiesiog pardavinėja kaip ir viskas. Ką tik valgėm pyragą su obuoliais. Ar turite kokį nors firminį savo pyrago receptą? Tortą darau su braškėm, grietinėlę ir biskvitu. Nežinau, kartais tiesiog šauna į galvą kiekvieną kartą kažką naują pasigaminti. Neturiu tokio mėgstamo ar mylimo, tiesiog kartais būna tuo metu greitai sugalvotas kažkoks pyragas. Man paprasčiausia paprastos bandelės, iš kurios kepim mėlinės ir viduje obuolių įdėta va tokios.